nors ir pralaimėta, tačiau šis savaitgalis kiek geresnis komandai. Ką žinau, kažkaip nebuvom susikaustę stipriai, atsipalaidavę, nes vis tiek žinom, kad iš pradžių turim 5 žaidėjus, tai žaidimą atsipalaidavę, iš tikrųjų, kaip atsipalaidavom, ką žinau, neblogai ir gausi. Priekinė linija, iš tiesų, komandai daug reiškia. Praėjusį savaitgalį kovoje prieš Baltic Stuff nebuvo 2 pagrindinių žaidėjų, tavęs ir Audriaus, ir komanda iš tiesų. Matai, kaip buvo, yra kaip yra, mes renkamės pasižaisti, o kaip ateina, kiek žmonių ateina, tiek ir būna, negalėjau mes. Aš turėjau lengvą traumą, bet viskas normaliai, žaidžiu lyg tai gavosi šį kartą neblogai ir ką. Neblogai. Žvelgiant į ateitį, pamirštant tos visus, kas buvo pralaimėjimus, ar Prienai dar šiame sezone iškovos pergalių, ar nori to, tikisi to? Mes pušiu, kad ir pralošim, bet jau žaidėm neblogai, už tai, kad atsipalaidavom. Žaidėm neblogai, vis tiek dar mes laukiam keletų žaidėjų, dar tarėmės ir gal kažką tai išlošim. Ne kalnus, nieko, bet reikia tikėtis. Ir viską. Kaip šiandien klostėsi varžybos? Varžovas nebuvo vienas iš stipriųjų, leidote pažaisti daugiau kitiems žaidėjams, kurie mažiau gauna šiame sezone. Ar tie žaidėjai pateisino komandos lūkesčius ir jūs asmeniškai, kaip trenerių? Iš tikrųjų, leidom šiandieną biškį komandai atsipalaiduoti. Ne tai, kad atsipalaiduoti, bet iš tikrųjų pastatėm šiandieną tokius, vadinkim, uždavinius, gal labai profesionaliai skamba, bet kad atidirbti tą, ką mokinomės per treniruotes ir per praėjusias varžybas. Ir tuo pačiu tiem žmonėm, kurie, vadinkim, yra mūsų komandos simboliai, kurie seniai čia atstovauja tai komandai, jiem irgi pažaisti. Gavosi kaip gavosi, rezultatų per daug patenkinti nesam, broko daug, laukia 2 dabar sunkios savaitės. Turėsim ko gero 3 sunkias varžybas prieš Žalgirį, prieš Baltic Stuffą, pagrindinis mūsų konkurentas, ir turėsim Founders Cup'e dar vienus anglus, kurie gan stiprus. Esate naujas komandos treneris, prisijungęs jau sezonui prasidėjęs. Gal trumpai, kaip atsidūrėte komandoje? Paprasčiausiai kažkada tai žaidžiau krepšinį kiemo lygiai ir teko žaisti su kai kuriais žaidėjais, ir taip gavosi, kad ir su Ramūnu Rukšėnu žaidėm, ir su Viliu Gapšiu teko bendrauti, ir su Parakomiku esam komandai žaidę Lietuvoje seniai studentiškais laikais, ir taip gavosi, kad žmonės pasikvietė, kadangi pasportuoti negaliu, šiaip perėmiau tokį kaip ir trenerio vaidmenį, vadinkim. Ar prieš tai trenerio patirties jau turėjote, ar tai debiutas? Kažkiek patirties turiu, ir tiek ir su vaikais Lietuvoje, čia su keliom komandom Anglijoje ir vakarų Anglijos lygoje, ir čia, ta prasme, turiu. Ir kaip komanda pasiruošusi tapti čempionais pagal jūs? Ne, dar ne. Dar komandai daug trūksta, daug reikia mums dirbti, ir dirbam, stengiamės atiderinti, atsizulinti, kaip vadinamės, bet pakol kas matėt patys varžybas, daug ko trūksta. Tik tai tokie yra kaip ir laimingi prisiminimai, kad Ambasadoriaus taurę laimėjom, bet tai, žinot pats, turnyras Ambasadoriaus taurės yra blitz turnyras, o čia reikia žaisti 40 minučių ir sekasi sunkiau.